Sveiki visi! Va O ne, ir trečia dalis. laba diena. Ja. Šiandieną mes planuojam šitą villagerį paversti į normalų, nes kaip matot, jisai vis taip ir nepasikeitė. Jisai nenori priimti šitos savo profesijos. Tai labai liūdna realiai. Keistas villageris. O aš per tą laiką darysiu be mechanizmų sandėlį su Cooper golemais. Jo. O Tai, lietuviškai, kopieriniai golemai. Jo. nu jo. Tai jeigu kas nežino, tai tokie padariukai, kurie rūšiuoja skrynes. Ką ten įdedi, tą ir tą patį dės. Jo, jo. Jie visai naudingi, manau, yra, bet yra ir minusas. Jie gali sustoti vietoje, o kad to nebūtų, reikia juos su kirvuku, kirvuko kirviu, va taip va juos daužyti. Taip sakant. Gerai. Gerai, suprantu. Tada tuo tarpu galim jau eiti, ieškoti kitą villagerį, nes šitas mums nebeprireiks. Gaila jo. Va, čia įkalinsim kitą. Valtį turiu, reikia žiūrėti, turiu. Šiukšlės. O aš einu Arba pakeisti mūsų namą. Jo, lygiam vieną jūsų idėjų ir 500 jau lygiam dar dažniau, o 1000 iš vis dažnai. Jo. Kuo daugiau jūs surinksit žiūrovų, tuo dažniau mes galim pildyti jūsų komentarų norus. Jo, ir tas pats lygis su subscriberiais, bet jau šį kartą jų bus, jau nebe ten 4000, bet, galbūt, jei jūs labai nori dažnai, kad būtų taip, tai tada 4000. Bet jau tada mes vos, nes kas antrą video tada, kur filmuosim, bus tarp jūsų jau idėjų. Jo. Aš tuo tarpu einu ieškoti kaimelio kito. Aš žinau, kad čia kažkur arti, man atrodo, buvo kaimelis. Nežinau tik kur tiksliai. O prie laivo ir village'as va ten va yra. Ja. Ir atspėkit, ką aš nepamiršau. Aš nepamiršau. Labai gerai, kad aš nepamiršau. Nes jeigu būčiau pamiršęs pavadėlį, tai užtruktų dar ilgiau. Negu nueiti čia. Nes realiai aš čia nuėjau gan greitai. Mano draugas gali patvirtinti. Jo, labai greit. Teks. Aš jau viską daryti tuo tarpu. Va ir... ten ne mano tikslas buvo visgi. Čia tiek daug kaimiečių. Va šito man reikės, ko gero. Reikia atrasti pastatą, kuris susijęs su biblioteka dabar. Tai gali būti tikrai ne šitas. Va šitas gali būti. Labai tikiu, kad tai bus šitas pastatas susijęs su biblioteka. Ir aš atspėjau. Nes aš mačiau knygas. Nežinau, ar jūs matėt, bet va čia yra knygos ir taip čia tikrai tas pastatas. Viskas, čia daugiau nieko nėra. Aš einu tuo tarpu jau daryt Cooperius. Reikia dabar atrasti tą užstrigusi kaimietį. Kaip keista, kad jisai čionais vis dar yra užstrigęs iš pirmos dalies. Aš maniau, jie gali išeiti. Brau. Nereikalinga kaimietį tiesiog sunaikinam. Aišku, kodėlgi ir ne. Vada šito tu galėjai tapti. Taip. Na, kitą tapai. Ai, draugė, tu neturiu plunksnų kartais. Ne, neturiu. Aha, ne, aš tik paklausim. Būtų geriau jų turėti, bet nėra. Man reikėtų čia padėti šitą. Draugė, kaip statomas golemas, aš pamiršau.
Vienas blokas, viena moliūgo galva ir viskas. Jeigu Cooper golemą konkrečiai kalbėti apie. Jo, apie Cooper golemą. Aš čia tikrai, ne... Rimtai, aš nebuvau paėmęs. Gerai, man irgi į kelionę reikia. Nes aš pamiršau moliūgų paimti. Maladėts. Ai, jo, mes tarėmės rusų žodžiai nevartoti, tai sorry. Mhm. Jeigu ką, maladėts reiškiasi šaunuolis. Nu, mes taip labiau vartojam, kai mes kažką gerą padarom. Bet dabar iš blogosios pusės aš gerai padariau. Nu, ta prasme, aš blogai padariau. Bet jisai turėjo omeny blogai. Kad, na, jaučiu, jūs supratot. Ja, aš nemoku sek paaiškinti. Aš turėjau omeny neigiamai pasakytą žodį. Neteigiamai, bet neigiamai pasakiau jį. Ja. Dabar būtų visai neblogai įsimiegoti, bet dar nepakankamas vakaras. Jo, aš pas tave tada ateinu. Šitą kaimietį man teks irgi sunaikinti. Taip sakant, nes visi kaimiečiai čia taip sau. Jie nepriima tiesiog darbo. Gal kokį nors fermerį sunaikinti. Blogai, aš per naktį bėgsiu pas tave. Taigi netoli kaimelis visai turėtų būti. Jo, bet aš dar vis nuo tavęs labai toli. Dar kokie 400 blokų. Nu bet kodėl? Aš nepaėmiau moliūgų, aš čia pilnai, jų čia tiek daug? Čia tai aš papuoliau. Ir šitoj vietoj jums irgi praeis tik sekundę. Jo, čia tai blogai dabar. Jums šitoj vietoj praeis tik sekundę, o mums užtruks, nes mano draugas dabar išėjo į kelionę ir negali užmigti. Gerai, radau parašoką, redstone tiksliau. Dabar mes galime... Gerai, aš jau prie village'o, gerai, Rokai, aš prie village'o. Pasakysiu, kada pradėti. Jo, kai jau mėgausiu, tai jau gal... Pala? Ale, ten villageris be darbo. Yeah. Gerai, tu čia bedarbis. Jo, jisai bedarbis. Nice. Bėk. Aš einu tiesiog ant greičiai įsimiegoksiu. Tuštiš. Pradėk. Nu ir va, kaip ir sakiau, praeis tik sekundę. Ja, ir aš čia, jei ką mačiau, Aš radau kaimietį, bet jam sutrenkiau porą kartų netyčia, kai kariavau su zombiu. Ir aš čia mačiau bedarbį villagerį, kurį aš dabar nebežinau, kur jisai yra. Tiksliau. Aš žinau, nes aš jį dabar matau. Va, jisai čia. Prie jo katinukai va priejo. Tapsi darbį... Tapsi. Jisai nenori tapti irgi. Bet jis kažką užsidomėjęs jaučia. Nemanau. Bet jeigu šitą padėsiu, pavyzdžiui. Tiesiog ignoruoja. Gerai, jūs čia turėtų artumoji moliūgų. Gal tau lovos reikia? Ne, šitas villageris net apsireiškęs, mums jis nereikalingas planui.
Radau villagerį, kuris sutiko būti šitą darbą. Nu, dabar žiūrim. Alio, ką čia, koks čia? Aha, palauk. Dynasty 3. Palauk, nekilink dar. Ir reikia jį čia įvalti. Ir kai mes jį jau partempsim namo, tu, žiūrėk, tu lik va čia, ane? Stebėk villagerį. Ir įtemp man jį įvalti. Opa. Nesupratau, Vat. bairė. What? Alio? Dar kartelį, jūs trūkiai man čia. O! Šito va dalyko jokių būdų dabar negriauk. Iki kol aš jo nepartempsiu namo, gerai? Gerai. Ir viskas, Nu, kartais prasideda video, viskas. Taigi, va, mes ir grįžom su villageriu, dabar vakaras, dėl to ir rašo, kad mano draugas nuėjo miegot, aš irgi einu miegot. Ja, ir ačiū mano draugui, kad jisai pakeliui suieškojo moliūgų. Ja. Nepamiršk, jau gali išgriauti tą dalyką. A jau? Jo, jisai jau namie, viskas. Gerai, tada. Tu tada per tą laiką jį prižiūrėk ten. Aš jam... Nu, lovą paimti ar ne? Nereikia, čia jau yra tų lovų. Gerai. Tai aš jam padėsiu va šitą va. Tačiau. Tada jau išgriovėjai? Jo, viskas, aš jau ateinu. A kodėl jis paprastas netampa? Tu tikrai išsitikinęs, kad jis išgriovėjai? Nu taip, aš turiu inventorių. A su juo nesitreidinai? Ne. Villagerį, nagi. O tai kodėl iš pradžių negalėjo tada? Kodėl iš pradžių jį negalima buvo tada išgriauti? Nes jis Kad jis galėjo kitą paprastas taptų. profesiją pasigauti. Ai. Ir kai pasigautų tada... Ir kai pasigautų, nebūtų įmanoma sunaikinti, ko gero. Bet dabar va, tas Nu, pats irgi. Pasigavo ir nebegrąžina, ne? Mums reikia tokio villagerio. Taigi jo, visgi į namus mums villagerio nepavyko nutemti, taigi mes nusprendėme jį įkalinti ir treidinti čia vietoje. Pakol kas jis mendingo neduoda. Manau, mes prie jūsų grįšim, kai jisai jau duos pagaliau mendingą, nes procesas tikrai bus negreitas. Nu tai va, mes kaip ir sakėm va, radom va villagerį, va kaip matot, jisai va yra va čia, va, oi, va. Čia? Jisai yra va čia. Ir mes va gavom mendingą, kaip matot. Jo, nekreipkite dėmesio, mes biškiuką praplatinom teritoriją čia, kad gražiau atrodytų. Ir va šitą aš norėčiau čia išgriauti ir perdėti gražiau, kad nebūtų per vidurį. Nu tai va toks va namelis. Taigi jo, tikiuosi jums patiko šitas video. Taigi nepamirškite like mygtuką paspausti, bei prenumeruoti mus, jeigu to dar nesate padarę, nes mes jau po biškį populiarūs tampam. Taigi viso gero.